Aš studijuoju slaugą ir stojant aš bijojau kraujo paėmimo. Tai kai pas mane imdavo kraują poliklinikose, kartais pas mane iš baimės antiek sustingdavo kraujas, kad iš pirmo karto ne visada pavykdavo jį paimti. Aš studijuoju slaugą ir yra nemažai paskaitų ir dalykų per mokymosi laikotarpį, kurie yra tikrai nelabai įdomus ir paskaitos, kurias nelabai norisi eiti. Aš studijuoju slaugą ir labai džiaugiuosi savo pasirinkimu, nes yra didžiulės galimybės. Aš studijuoju slaugą ir tikrai kolegija duoda gan stiprią bazę, bet tokius dalykus kaip kraujo paėmimas, ten kardiogramos ir taip toliau mes galim išmokti tik per praktiką ir net baigus studijas. Nebus taip, kad jūs galėsit, pavyzdžiui, pasiimti kraują pas kiekvieną žmogų. Bus tokių žmonių, bus tokių venų, kur nerasit, nemokėsit, negalėsit paimti ir čia yra visiškai normalu. Aš studijuoju slaugą, bet dar nežinau, į kokią kryptį aš pasuksiu ir kur norėsiu dirbti. Gal tai bus vaikai, gal tai bus grožio klinika, nežinau. Aš studijuoju slaugą ir pas mus kasmet yra praktikos. Tai pirmam kurse yra tik viena praktika, antram kurse mes jau turėsim 3 praktikas. Aš studijuoju slaugą, bet stojant nesu laikusi nei biologijos, nei chemijos. Aš studijuoju slaugą ir sunkiausias dalykas per pirmą pusmetį man buvo fizika. Parašykite komentarą, jeigu domintų antra dalis.